Na ką, šiandien minėjome Tarptautinę vaikų gynimo dieną Santariškių klinikose. Sergantiems vaikams Rimanto Kaukėno paramos fondas dovanoja šventę kartu su... Labai faina idėja, kad jeigu vaikai negali į šventę, tai pati šventė pas jūs atkeliavo. Su atlikėjais aukščiausio lygio, vaikų emocijos nerealios. Per langus žmonės, tie, kurie negalėjo išeiti, su plačiausiom šypsom stebėjo visą tą procesą. Žodžiu, aš labai visada esu pamalontas, kai manim pasitikė, pasikviečia ir esi tos šventės dalis. Kai atvykau čionais ir pamačiau tos vaikus, tos tėvus, jų šypsenas, aš tik tada suvokiau, kiek tai daug reiškia jiem ta šventė suorganizuota ir kokie iš tikrųjų didelį. Man tai čia yra labai nedidelis darbas, bet jiem yra toks didelis dalykas ir emocijos buvo įvairiausios. Tiesiog norisi labai palinkėti tiem vaikams pirma sveikatos, o tėvams stiprybės. Stiprybės, kantrybės, šviesių dienų, pozityvios nuotaikos ir didelių darbų, didelių, ilgų kelių su gerais kelionės tikslais. Nelabai žinau, ko tikėtis ir kur aš čia važiuoju, bet įspūdžiai patys geriausi. Kartu ir sudėtinga atrodo čia būti, nes tie žmonės, kuriuos aplankėm, yra didvyriai ir atlaikė pačius sudėtingiausius dalykus ir tavo atrodo visos gyvenimo problemos. Taip susispaudžia į mažiuką dalyką, kuris tikrai nėra sunkus. Ir visus vaikus, kuriuos aplankėm, jie visi šypsojosi. Ir turėjo vilties ir tas yra, manau, svarbiausia, viltingos nuotaikos iš tiesų. Šiaip energija nebuvo nei ką mažesnė negu ant Eurovizijos scenos ir visi labai palaikė ir šoko ir dainavo. Tai gera pajausti ryšį ir nuo tos scenos, kur ten į kameras dainuoja ir nelabai girdi žmonių, čia matyti juos gyvai ir jausti tą energiją tikrai yra toks apdovanojimas. Mes labai įpratę patogiai gerai gyventi ir pamirštam apie tą, priimam kaip duotybę tą sveikatą gerą ir atvykus į tokias vietas kaip čia supranti, kad viskas labai trapu. Tu niekada negali žinot, kada tave aplankys iš tikrųjų nelaimė ir mes privalom palaikyti vieni kitus. Ir manau, čia mes tą ir darom šiandien. Šiandien, kai vaikštinėjom per palatas, aš jutau džiugesi dėl tų žmonių, kurie daro visą tai. Tokias akcijas, tokius gražius renginius. Man po šiandienos dienos norisi būti dar geresniu. Linkėti visiems sveikatos ir stengtis, kad pasaulis kažkokiom prasmėm, kaip galėtum tu prisidėti, būtų spalvingesnis ir gražesnis. Kažkaip faina, kad tų ligonių vis mažiau, arba jie tiesiog keičiasi. Tai reiškia, tie, kurie pasveikų išėjo, ateina kiti, bet labai visada tikėsi, kad jie trumpam. Ir aš nebijoju, kad mes esam visos tos sėkmės esam dalis. Nes emocija labai daug žmonėm duoda. Aš jau nekalbu apie vaikus, kuriems tą emociją išgauti labai yra nesudėtinga. Nes vaikai yra labai nuoširdus. Suaugę dar permasto, ar čia reikia šypsotis ar ne, kaip aš čia jaučiuosi. O vaikas tiesiog natūraliai, jeigu jam patinka, jeigu jisai jaučia, jisai visada tą, kaip sakau, pajusis tą feedbacką iš vaiko. Nežinau, ar esu kompetitingas kažkokią žinutę tokiem žmonėm, kurie realiai yra superherojai perduoti, bet pagrinde, manau, tiesiog viduje atrasti kažkokį tikėjimą ir tą šypseną, kuri galiausiai ir padeda praeiti tos visus sunkius etapus, nes jie nebus lengvesni dėl to, kad liūdėsi ar verksi, bet jeigu šypsosis, man atrodo, galbūt bent šiek tiek lengviau bus praeiti.